Sveiki visi draugai, kolegos. Šiandien vėl su jumis aš. Šiandien mūsų tema bus Darbo kodekso 57 straipsnis ir atleidimas šitų straipsnių. Taigi, pradėsiu nuo to, kad šitas straipsnis pritaikytas tik tai darbdaviams, darbuotojai patys negali jo pasinaudoti. Taigi, darbdavys iš tikrųjų labai daug ir dažnai naudojasi šito straipsnio. Ten yra ne viena priežastis, kad nutraukt darbo santykius remiantis šio darbo kodekso straipsnių, tai būtinųjų sąlygų pasikeitimas, ten reorganizavimas, daleiskim, darbuotojas pats blogą dirba, tai dėl tų darbo rezultatų nepatenkinamų irgi gali būti mažinamas pagal šitą, atleidžiamas pagal šitą straipsnį. Taigi, kokia yra dabar teismų praktika, ar aplamai kiek tokių bylų yra, tai iš tikrųjų labai toks populiarus straipsnis, atleidimų labai daug. Per jau iki šio laikotarpio, ten per darbo kodekso 6, 7, 8 metai, galima sakyti, bylų iš tikrųjų labai buvo daug, bet jų, man atrodo, kad mažės ir didės 54 straipsnių atleidimų. Dėl to, kad labai darbdaviai, nežinau, kaip pilnoje apimti pagal visas bylas, tai šitos informacijos nerinkau, bet iš savo praktikos pasakysiu, kad asmeniškai su savo Vilniaus dirbančiųjų profsąjunga turėjau 1, 2, 3 bylas, su Geležinkelio kaip profesinės sąjungos pirmininkas atstovavau 2 bylose. Tai galbūt ir daugiau jų buvo, bet aš jau neprisimenu, bet 5 bylos buvo iš tikrųjų pas mane, atstovavau asmeniškai pats. Ir su manim dar teisininkė buvo Solidarumo Ksenija, ne visose bylose, bet šiaip mes kartu dalyvavom dėl šio straipsnių, nes bylos, aišku, visada sudėtingas. Tai koks buvo rezultatas? Tai visuose mes ne vienos bylos nepralaimėjom. Dabar pilnai laimėjimas buvo vienoje byloje, ten aš prisimenu Alytaus ginčų komisijoje mes laimėjom iki apeliacijos byla. Ir jinai buvo darbuotojo naudai, skundė darbdavys, bet viskas tvarkoja. Dabar su Geležinkeliu 2 bylos buvo. Iš 3, 3 nebuvo, nes geras sąlygas buvo pasiūlytas pagal 54 darbuotojas atsisakė, maksimumą gavo. 2 bylas buvo inicijuotas, jos buvo laimėtos darbo ginčų komisijoje ir kadangi komisija netenkino dėl turtinės žalos atlyginimo, mes kreipėmės dar į teismą, apskundėm ginčų komisijos sprendimą, bet jau buvo užvesta byla ir pradiniai stadijos visgi mes susitarėm su Geležinkeliu. Buvo pasiūlytos labai geros sąlygos, tiesiog geresnės negu buvo po pirmo sprendimo, tai buvo sudarytas taikos sutartis. Tai čia šiaip jau vis tiek, bet kokiu atveju laimėjimas. Tai dabar dėl Vilniaus dirbančių irgi turėjau 2 bylas. Mes sudarėm taikos sutartis irgi labai gerom sąlygom, praktiškai maksimumas, ten aišku, galima sakyti 99% buvo laimėjimas, bet patys žinom, kad eiti per teismus labai sudėtinga ir laiko atžvilgiu, tai gali būti užtrukti ir metus, ir 1,5 metų, bet žmogus jau, kada susitarė, gauna pinigus, galima sakyti, iškart, nėra tų nervų visokių, ten mums atstovams, tai čia tiesiog darbas, bet kiekvienas darbuotojas patiria stresą. Reikia dalyvauti teisminiuose procesuose, kartais, jeigu ten, pavyzdžiui, darbdavys nori ir teismas kviečia, tai jau kaip liudininkus, tai tiesiog šitą naštą darbuotojams jinai yra tiesiog labai sunkiai pakeliama, tai kiekvienam irgi mes visada patariam susitarti gerom sąlygom ir tiesiog išbraukti šitą laikotarpį iš savo gyvenimą ir pradėti, nežinau, ieškoti normalesnių darbdavių kitose įmonėse ir taip toliau. Tai dabar praktika nuolat keičiasi, kiek prisimenu, iki 22 metų reikėjo, daleiskim, būtinai turėjo būti pasiūlytas darbas, ten jeigu nepasiūlė darbo, galėjo ten irgi pakeis sprendimą, kad darbdavys blogai pasiilgė. Aukščiausias teismas pasisakė, kad nebūtinai turi būti siūloma. Svarbiausia, kad darbuotojas žinotų, kur tą informaciją rasti, tai darbdaviai pradėjo ten nuorodas į savo visokius, kur siūlo darbą į svetainės visokias, ten ar didelių įmonių turi savo ten karjerą, ten visokias. Tai tiesiog žmogus turi jau pats, buvo taip pasisakyta, kad žmogus pats turi rūpintis, tai vienu žodžiu praktika keitėsi.
keitėsi, bet iš tikrųjų šitos kategorijos bylas labai sudėtinga laimėti darbdaviui, jeigu darbuotojas iš tikrųjų be priežasties atleistas arba buvo atleistas ten fiktyviškai reorganizuoja, tiesiog kad atsikratyti darbuotojo, tai labai sudėtinga laimėti. Aš nežinau, sakau, kad nežiūrėjau tos visos bendros praktikos, bet kiek domėjausi, kaip darbo ginčiuose aš irgi dalyvauju, tai per teismų sprendimus mačiau ne vieną geležinkelio bylą, sprendimus, ten pavyzdžiui 21-22 metų, tikrai ne vieną, ne du, daugiau mačiau, labai buvo, tiesiog geležinkelis pralaimėjo, ten jau buvo su advokatais bylos. Tai tiesiog manau, mano dabar tokia nuomonė, kad labai sudėtinga laimėti tokias bylas ir daugiausiai darbdaviai siūlo tiesiog tokiam darbuotojui, vat mes vis tiek tave atleisim, pasirašyk 54, mes tau duodam ten 3, 4 ar galbūt net ir 5. Geros sąlygos, aišku, siūlo, bet dėl ko? Dėl to, kad tiesiog darbdavys nori jau išvengti šitų bylinėjimusi, dėl to, kad sudėtinga laimėti, reikia investuoti daug pinigų, galima pralaimėti ir gan skaudžiai, jeigu laikotarpis tęsis byla iki metų laiko ir jeigu darbuotojas ten ne vienerius metus dirbo, ilgametis darbuotojas, tai ten pasiekmes tikrai žiaurės. Visa pravaikštos laikas, priteisimas, išeitinės kompensacijos, jeigu žmogus dirba virš 12 metų, tai maksimumas yra 6 pagal 214 straipsnį, 14. Tai tiesiog ta darbdavių našta yra iš tikrųjų tokia skausminga. Tai va, tai kas liečia šitokių bylų, tai va dar prisiminiau, kad mūsų profsąjungas solidarumo, aš girdėjau, su teisininkė atstovavo Sūduvos vandenį, irgi buvo laimėta tokia byla, tokios kategorijos 57. Tikrai mačiau sprendimą, taip triuškinančiai buvo laimėta prieš darbdavį, tai šitoj vietoje, tai kaip sakyt, dar kartą patvirtinu, kad praktika yra tokia, kad iš tikrųjų labai sudėtinga atleisti, jeigu darbuotojas iš tikrųjų, nėra pagrindo ir tiesiog norės su darbuotoju susidaroti, tai visada reikia tokį dalyką ginčyti, ne kaip sakyti, tiek to, rasiu kitą darbą, visada reikia ieškoti tiesos, čia mano tokia nuomonė, tai kiekvienas, aišku, turi spręsti pats, ar jisai to nori, ar jisai to nenori. Tai va, dabar kalbėsim mes apie šito straipsnio, yra tokie dalykai, kad aš manau svarbiausias dalykas, praktika, kurioje praktikos dabar dar nėra. Nes per bylas mes išsiaiškinom, kad daleiskim įspėjimas, kada duodamas įspėjimas apie tą darbo santykių nutraukimą. Dabar galiojantis senas kodeksas, kuris dar galioja iki 17 metų, ten buvo pakankamai aiškiai apibrėžta, kad jeigu darbuotojas nedarbingume ar atostogose, jam negalima buvo įspėti per tą laikotarpį. Darbuotojas turėjo grįžti į darbą ir tada turėjo būti jam įspėjimas, ten aišku pagal visus kriterijus, jeigu ten yra vaikų mažamečių iki 12, tai ten 3 mėnesiai, ten jeigu šiaip prieš mėnesį, ten tam tikrais atvejais ir prieš 2 mėnesius, tai viskas šitoje vietoje tai buvo. Dabartinis kodeksas neapibrėžė tos nesavokos, bet tiesiog darbdavys įspėja prieš tokį laikotarpį ir viskas. Ir dabar, čia aišku, darbdaviai padirbėjo, kodeksas buvo įvedamas, aišku, buvo investuoti galbūt pinigai, kad jisai būtų palankesnis darbdaviui. Aš negaliu sakyti, kad ten daug labai blogų dalykų, bet vis tiek yra ir gerų, ten lankstus, ten, kad grafikai gali būti lankstus. Tai šitų dalykų visur yra, viskas tvarkoja. Tačiau darbdaviai vis tiek kaip sakyt, pasiekė to tikslą, kad šitą norma būtų išbraukta tiesiog ir jau tada, kol nedaeis iki aukščiausio teismo, daleiskim, tai tiesiog, dabar nėra tokios praktikos ir tikrino ir komisija, kad nėra tokios praktikos ir kol nedaeis iki aukščiausio teismo, aukščiausias teismas turi nuspręsti, ar gali būti įspėjimas įteiktas nedarbingumo, pavyzdžiui, arba atostogų metu, ar ne. Tai kolegos, tada pradėsim nuo to, kokiagi įteikimo praktika buvo anksčiau, kokia jinai yra dabar, dėl to įspėjimo. Senas darbo kodeksas pakankamai konkrečiai buvo apibrėžta, kad įspėjimo laikotarpis turi būti įteiktas, kada darbuotojas dirba. Daleiskim, nedarbingumo metu arba atostogose darbdavys negalėjo teikti, reikėjo sulaukti darbuotojų į darbą ir tik tada.
Aišku, jeigu jau įspėjimas buvo įteiktas iki atostogų arba iki nedarbingumo, tai viskas tvarkoja. Tai tiesiog buvo atleidimo data koreguojama ir tiek. Dabar pagal naują darbo kodeksą išnyko ta, kaip sakyt, nuostata, kad negalima tada. Dabar visada kaip ir galima, tiesiog yra kriterijai, pagal kuriuos reikia įteikti, ten daleiskim darbuotojų, jeigu turi vaikus, tai iki 12 metų, tai prieš 3 mėnesius, darbuotojų, jeigu nepatenkintos kriterijus, tai jam prieš mėnesį, tam tikrų atveju yra ir 2 mėnesiai įspėjimo laikotarpis ir viskas. Taigi dabar darbdaviai jau pradėjo tokią praktiką naudoti tiesiog, nesvarbu, darbuotojas ar atostogose, ar nedarbingume, įteikia jam įspėjimą ir skaičiuoja tą laikotarpį. Tai va čia yra iš tikrųjų blogybė. Mes tuo netoleruojame, aišku, ir aš visada visų raginu, kad jeigu mes žinosim kolegos apie tokius atvejus, tai tikrai mes turim būtent tokius atvejus ir, kaip sakyt, eiti teismus ir bandyti įrodyti savo tiesą. Dėl to, kad iš tikrųjų, jeigu nieks neįs į teismus, praktika bus, tikrai tokia, kad kada nori darbdavys, tada jisai ten, kaip sakoma, ką nori, tą daro, ten yra, aišku, išskirtinės tokios sąlygos, ne išskirtinius, bet tiesiog apibrėžimas toks yra, kad turi būti konkrečiai ten išsiųstas registruotų ten laiškų, daleiskim, arba elektroninį paštą darbuotoją ten, ar darbinį galbūt ir kurį darbuotojas asmeninį turi, ten arba jeigu ten bendravimas vyksta ten per socialinius tinklus, kokį Viberis ar ten WhatsAppas, iš tikrųjų jisai įteiktas, ten darbuotojas, aišku, jeigu jisai atidarė tą paštą, ten tas nustatoma, tai jau tikrai įrodinės, kad darbuotojas matė, žino. Aš visada patarčiau, kad nedarbingumo metu aplamai apie darbą negalvot, nelįst prie to pašto. Ten, tiesiog jūs sergat, jūs turite rūpinti savo sveikatą. Tai jeigu būtų ginčas, reikėtų įrodinėti, tai tiesiog jūs nematėt, nežinojote, atėjote į darbą, pavyzdžiui, atostogų dar nedarbingumo, jums jau sako, kad dar 3 dienos ir jūs jau viskas, jūsų terminas, jau jūs atleidžiamas, tai šitoj vietoj galėsit ginčioti. Ir tiesiog kokia bus praktika, nieks nežino, nes dabar ir komisija žiūrėjo, kad sako, ne vienos bylos dar nebuvo, aukščiausias teismas dėl to nepasisakė. Taigi, ar darbuotojai tiesiog, aišku, tokių atvejų yra iš tikrųjų daug, pas mane viena byla jau buvo, bet vėlgi taikos sutartis, tai aišku, būtų visada galbūt ir įdomu, kaip pasibaigtų, bet čia darbuotojo, kaip sakyt, valia, taikos sutarties sąlygos buvo labai geros ir, tiesiog ir laiko atžvilgių, ir nervų, nes vis tiek darbuotojas turi eiti į teismus, galbūt ir nenorėdamas ten dalyvauti, atstovai gali dalyvauti, bet darbdaviai kartais, jeigu prašys teismo arba teismas pats norės apklausti, tai neišvengiama, darbuotojas turi vis tiek dalyvauti, priesaika, šitie dalykai labai stresuoja žmonės. Jie jaučiasi kažkodėl taip, jeigu tu ateini į policiją kokią nors ten apklausą, jeigu nekaltas ar tiesiog, arba į teismą tu ten turi duoti teisingus parodymus, jau čia visi skaito, kad čia yra kažkoks tai ten, nežinau, geriau numirt, bet neįti tokias instancijas. Bet nežinau kodėl, yra taip, kaip yra. Tai va, tai ką šitoje vietoje galima daryti, tai atsakau, visada reikia stebėti situaciją, būti sąmoningam, tikrai žinot, kad jeigu tu sergi, tai tu turi rūpintis, daleiskim, savo sveikatą, o ne ten darbdavio kažkokiais tai dalykais. Kažkodėl tai man irgi, paprastiem darbuotojams tokie reikalavimai, bet, pavyzdžiui, ministerijų darbuotojams, tai pats, kai siunčiu laiškus, jeigu ten po darbo siunti laiško, ten 4:30, jeigu dirba iki 16 valandų, tai jau laiškas grįžta ir ten prašo, kad šiuo metu nedirbam, jau kitą dieną tik tai pasieks ir jeigu atostogose, tai ten nuoroda, kad atostogauja ir kada tu jį ten pagausi, nėra žinoma. Tai tiesiog, kurie tokie vadovai visokie, jie savo tą laisvą laiką vertina, bet, kada eiliniai darbuotojai, kurie dirba dauguma už minimumą, tai jie kažkodėl tai turi ir dieną, ir naktį, ne apie savo gyvenimą galvoti, ne apie savo sveikatą, jie turi rūpintis darbdavio interesais. Tai tokia praktika mes turime išgyvendinti, kad Lietuvoje jos nevyktų, kad darbuotojas laisvo metu turėtų, kaip sakyti, savo gyvenimą, jisai bent jau trumpam turėtų pamiršti apie tą darbdavį ir galvoti apie tą darbdavį tada, kada ateina į darbą ir tam tikros funkcijos atlieka, o ne namuose
jam turi skaudėti galva, kad darbdavys šiais metais jam nepavyko naujo kokio nors sportinio automobilio nusipirkti. Tai vat ir darbuotojui turi skaudėti galva, kad jisai turi dirbti dar geriau, kad kitais metais jo vadovas ar ten savininkas kokios nors įmonės gal ne vieną, o 2 sportinius automobilius galėtų nusipirkti. Tai vat šitoje vietoje matau tikrai blogybę ir taip neturėtų būti. Dabar kokių aš dar minčių turiu, tai noras visada buvo ateičiai, tai vat aš nežinau, dabar žiūrėsim, kaip seksis mūsų kanalui, ten po metų, po 2, kiek mes turėsim sekėjų, kiek mes turėsim, kaip sakyt, palaikymo, užnugario, nes žmonių masė tai yra, kaip sakyt, tai yra kaip ginklas, nes jeigu tu neturi jokio ten masės žmonių užnugario, tai tu, kaip sakyt, paprastas eilinis, bet jeigu iš tikrųjų yra užnugaris, labai daug narių, daug tie, kurie nori kažkokio pasikeitimų, tai tas labai jau tada ir veikia. Tai mano mintis yra dar tokia, jinai visada buvo labai seniai, bet tiesiog niekaip jinai negalėjo būti tuo metu įgyvendinama ir šiuo metu jinai negali būti įgyvendinta, bet ateičiai aš vis tiek mąstau, kad kažkoks tai būtų atskiras fondas būtent tokiem dalykam, ne ten pašalpom, ne ten kažkam, tai būtent bylom, darbo bylom, kurie galėtų keisti tą suformuotą praktiką. Arba dar, kur jinai dar nėra suformuota, bet reikia eiti iki aukščiausio teismo. Dabar aš tiesiog pasakysiu, kaip būna. Darbdaviai labai gerai suformuoja tą praktiką dėl to, kad jie pinigų turi, jie investuoja, jiem ten 10 000 eurų, nieko tokio. Bet darbuotojui, kuris pirmas, jeigu eis į teismus ir formuos praktiką iki aukščiausio teismo, tai jam maždaug reikėtų 10-12 tūkstančių eurų turėti, dėl to, kad jisai gali pirmą iki aukščiausio teismo 5-6 tūkstančius paaukot, panaudot advokatam. Jeigu laimės gerai, jam viską grąžins, priteistų pinigėlių, bet jeigu jisai pralaimės, darbdavys bus, kaip sakyt, laimės ginčius, tai jo pinigai įdėti ten 5-6 tūkstančiai jau, kaip sakyt, pradings. Ir dar bus priteista iš kitos pusės darbdavio, tai ten tikrai bus nemažesnė suma, nes jie tikrai samdys brangius advokatus. Tai tokia praktika, kad kuo daugiau, kad parodyti ir kitiems darbuotojams, kad nėra lysti prie darbdavių, jie turi pinigų ir tiesiog toks įbauginimas. Tai vat gali būti ir 10, ir 12 tūkstančių nuostolis. Tai vat jeigu būtų tas fondas, tai iš tikrųjų galima būtų galvoti apie tai, kad jeigu iš tikrųjų atsirastų labai įdomi byla, kuri galėtų pakeisti kažkokį ar jau veikiantį praktiką, nes reikia, kaip sakyt, kad aukščiausias teismas pasisakytų kitaip to pačiu klausimu, arba iš naujo eiti, kad praktika būtų suformuota tikrai darbuotojų naudai. Tai kad būtų tokia, nežinau, pinigų suma atsargai, kurią tikrai galima būtų pasinaudoti. Čia aišku, aš dabar nekalbu apie tokius paramos fondus, kai dabar skandalai dėl tų paramo Ukrainai, kad ten pinigai dingsta. Ne, čia galima būtų iš tikrųjų labai skaidrę padaryti fondą, kur visi galėtų pažiūrėti, kiek ten yra pinigėlių, jeigu būtų kažkokia tai byla, būtų konkrečiai nurodoma, kiek advokatai iš ją atstovavimą paims pinigų, tai viskas gali būti matoma, gali kiekvienas pažiūrėti, bet toks fondas iš tikrųjų būtinas. Tai galbūt šiandien irgi tiek. Taigi, kolegos, dar kartą visiems dėkoju, kad prisirašėt, jau žiūriu, nors 10 žmonių per savaitę, jeigu prisirašys, tai vis tiek po metų, po 2, mes jau vis tiek kokią 1000 ar galbūt daugiau ir pasieksim, bet vis tiek ačiū visiems, dalinkitės tikrai, jeigu kažkam tai patinka, kaip sakyt, patarkit kaimynam kokiem, nežinau, draugam, iš tikrųjų visi, nes Lietuvoje visi mes dirbam, labai mažai žmonių, kurie nedirba, tai visiems geros likusios dienos.